Šis turnyras, į kurį atvyko dalyvauti karatistai iš įvairių Lietuvos miestų, buvo lygiai tol nematytas reiškinys mūsų šalyje. Tai buvo ir varžybos, ir pramoginis renginys, ir kas tik nori. Tikra šventė žiūrovams ir sportininkams. Tačiau tai dar nebuvo tas turnyras Ringo riteris. Tuo labiau, kad į finalą iškopęs sportininkas, pasielgęs labai neriteriškai, sugadino visą šventę. Jau užsitikrinęs pralaimėtojo paguodos prizą apie 1500 litų, paprasčiausiai susimuliavo traumą. Ir vietoje tikėtusios gražios 5 raundų kovos, žiūrovai pamatė tik minutę trukusį pasitaisimą. Ištraukas iš šio finalo mes dabar ir matome savo ekranuose. Tai buvo pirmosios turnyro Ringo riteris atrankinės varžybos. Kalba šio turnyro sumanytojai. Šiandien įvyko Lietuvos kovinės savigynos varžybos, kurių tikslas yra suvienyti Lietuvoje daug įvairiausių stilių kultivuojamų, tiek karate, tiek taekwondo, tiek dziudo, boksas, ir kurie labai yra išsibėgioja į savo federacijas. Ir dėl to nukenčia renginiai tiek Klaipėdoje, tiek Lietuvoje. Tai vat mes ėmėmės tokią iniciatyvą Lietuvos kovinės savigynos pagalba, tai yra jos taisyklėm remdamiesi apvienyti tą judėjimą. Čia su manim yra Zigmas Baitis, karate meistras, taip pat Kondratas Vytas, taip pat visi čia karate meistrai yra. Ričardas Baika, aš irgi prie karate, čia yra taekwondo atstovas Remigijus Stankus. Va, kaip matote, yra skirtingi stiliai. Pas Zigmą Šotokan, pas Vytą kovinę savigyną, iš Kiokušinden, ne, kažkas tai tokio. Va, aš atstovauju Šidokan karate, čia taekwondo, pakraipa kokia Remigijau. Taekwondo? Taekwondo ir tiek. Va. Reiškia, kas šiandien įvyko, tai įvyko įvairių stilių sportininkų kovos, kurios buvo priimtinos visiems. Mes suvienydami visus kovos menus darysime kas mėnesį atrankinės tokio lygio varžybas ir kas 4 mėnesius bandysime daryti didelį šou renginį, kur dalyvaus jau sportininkai, pažįstami žiūrovam, va, iš šitų atrankinių varžybų. Pirmasis pavasarinių atrankos kovų finalas. Prizas 4000 litų. Varžėsi ir karatistai, ir imtynininkai, ir boksininkai. Ir net vienas savamokslis gatvės peštukas. Deja, šitam drąsuoliui liūdnai baigėsi. Neužilgo mes tą galą ir pamatysime. Dmitrijus Baranovskis, karate be pavadinimo. Tai įrodymas, kad norint kovoti ir laimėti, reikia ir kažką mokėti.
Ta vakarą stipriausias buvo Robertas Grigas, kovojantis su juodu šalmu. Po atkaklios kovos jis įveikė savo varžovą Dmitrijų Baranovskį ir laimėjo 4000 litų. Atsiprašau, trečiasis raundas trunka tik 2 minutės. Pirmasis finalas 96 metų Ringo Riterio diržui laimėti. Prizas 4000 litų. Aktyviai šiame turnyre reiškėsi Alytaus kikbokso mokyklos auklėtiniai. Algis Bartulevičius iškopė į finalą, kur susitiko su klaipėdiečių imtynininku Egidijumi Gikaru. Penkis raundus trunkantis finalas iš sportininkų pareikalavo visų jėgų. Žiūrovai liko patenkinti. Metų Ringo Riteriu tapo Egidijus Gikaras. Į šias pavasarinio atrankinių varžybų etapo finalinės kovas atvyko sportininkai iš visos Lietuvos, taip pat svečias iš Rygos, apsiskelbęs be vargo laimėsiąs prizą 8000 litų. Tačiau lyg tyčia nė vienas favoritas į finalą nepateko. Finale, kurio ištraukas mes dabar ir matome, grūmėsi 2 vienodo lygio kovotojai – Vytautas Mirnovas iš Akių, baltas kimono, ir kaunietis Saulius Šeškevičius, juodas trumpikės. Iki paskutinės minutės nebuvo aišku, kuris iš šių 2 sportininkų nugalės. Tik paskelbus rezultatą, kovą taškais nežymia persvara 20-17 laimėjo Vytautas Mirnovas. Deja, dėl traumos šis kovotojas nedalyvaus batalijose dėl metų Ringo Riterio vardo ir 20 000 litų prizo šį šeštadienį lapkričio 29 dieną. O dabar pristatysime sportininkus, kurie iškops į ringą jau šį šeštadienį. Danielius Razmus turnyre dalyvauti pradėjo tik šią vasarą. Pasak specialistų, padarė didelę pažangą. Jau mums matytas Saulius Šeškevičius, vienas realiausių kandidatų į metų Ringo Riterio diržą. Ištvermingas ir techniškas sportininkas.